mums tikrai svarbus yra gyvas ryšys, bendravimas su žmogumi. Grįžtame dėl to, kad turime tik tai elektroninę prekybą. Ir tas toksai fizinis bendravimas tikrai yra ir mums malonus, ir manau, ir mūsų klientam šiek tiek ir susipažinti, pačiupinėti, pauostyti. Atsidarėm didelį Eglės reabilitacijos centrą Kaune, Vytauto prospekte, tai mes čia negalim nebūti. Tai nuolat turim vis tiek pristatyti ir priminti apie save. Pasikeitė visuomenės požiūris į sveikatą, judesį. Tai yra galimybė išbandyti, tai yra išgirsti, tiek medikų lankosi, tiek svečių iš kitų miestų. Mums yra labai svarbu skleisti žinią, kad svarbu saugoti klausą ir labai svarbu ją pasirūpinti, kai jinai jau pablogėja. Lankytojai teiraujasi apie klausos sutrikimus, ką daryti. Vieną vietą sueina daug žmonių, kurių poreikis yra sveikatos gerinimas, kurie domisi tendencijomis, naujienomis, ieško būdų, kaip galbūt išspręsti savo problemą, nes yra jau daug išbandę ir čia jie suranda tos naujus būdus, kurie gali jiem padėti.